vyrai santykiuose pradeda vartoti alkoholį tada, kai jie kažką spaudžia savyje. Visais atvejais tai yra pabėgimas į kažkokią būseną, nes yra įtampoje. Va čia reikėtų pasižiūrėti, ką jūs darėte dėl santykio per visą šitą laikotarpį. Ar jūs kalbėdavotės, ar tas vyras kažkur save spaudžia, aš suprantu, ir moteris lygiai grečiai, bet jisai greičiausiai yra nekalbantis visų pirma, nesugeba ištransliuoti, ko jisai norėtų, kaip jisai jaučiasi, kas jam nepatinka. Čia aš iš karto, jeigu dabar ateitų tokia pora į sesiją, klausčiau, aš užduodu kontrolinį klausimą. Papasakokite, kokiu būdu pas jūs vyksta konfliktai. Ir dažnu atveju būna, kad vienas kažkuris pastoviai nutyli. Aš tarkim daryčiau prielaidą, galbūt šitas vyras yra nutylintis, pastoviai gal einu atsiprašyti ir taip toliau, ir jis kažkuriam etape, gal prieš, 15 ar 10 metų, pradėjo save spausti, finale jam toks yra spaudimas, kad jisai, neišgyventų, jeigu negertų, nes tokiu būdu nuima kontrolę.